Čia dabar 139 puslapyje yra Dalios Kuodytės straipsnis Lietuvos karas su SSR 44-53 metai. Kam ir kada partizanai taps saviškiais? Genocido centro generalinė direktorė tokį labai gražą, labai tvarkingą ir labai teisingą pavadinimą savo medžiagai pateikė. Mane ir klausimus baigiant. O ką jinai padarė, kad mano tėvas taptų saviškiu Lietuvai? Juk nuo 2002 metų visos Lietuvos institucijos, tame tarpe genocido centras, tame tarpe asmeniškai, gauna informaciją, medžiagą, prašymą atstatyti teisingumą žmogui, kuris savo energiją, sveikatą, gyvenimą aukoja, kaip dabar įprasta sakyti, mystikai. Dabar tėvynės nėra, dabar yra mistika. Tai va šitą mystikai aukoja. Ir jeigu jinai atstovauja, jeigu ją LKP vadovybė paskyrė atstovauti institucijai, kuri vadinasi genocido centru, ką jinai padarė, kad tėvai būtų atstatys teisingumas? 1,5 metų neatsakė mano klausimą. Iki šios dienos neatsako į mano pateiktus prašymus. Ką jinai padarė? Ir ką jį ruošės daryti? O gal taip pat kaip Anušauskas pasakys, kai jinai nekompetitinga šitais klausimais. Dabar grįžtant atgal, šiek tiek nedaug. Rašytinė medžiaga pradėta teikti Teisingumo institucijom nuo 2002 metų balandžio mėnesį. Priežastis tam buvo, nes žodžiu šitie veiksmai pradėti tvarkyti dar anksčiau, nuo 90 metų. Motyvacija viena, kadangi LKP struktūros. Tai aš suprantu žymiai paprasčiau, dėl manęs LKP struktūros ir taip pat Tėvynės sąjunga, taip pat LDP, jie visi iš to paties katilo kilę. Paprasčiausiai pasiskirstyti įtakos zonas rinkos sąlygų. Ir pavadinimus susidėjo. Krikščionys demokratai, LKP, taip pat, kurie nieko nedaro. Iki šios dienos. Tai va, kadangi buvo mūsų šeimai taikomas represijas gan didelis, aš nenorėjau šio laiką nuvaryti kapus motinas, nes jinai manis prašė. Nors man nesikiš niekur tam, kad išlyt gyvam. Nu, kol jinai nenumirė, tai kaip sakant, kol jis nenumarino. Ta pati gydytoja dalyvavo aktyviai, kuri likus keli mėnesiam iki jos mirties atsisakė gydyti. Nors aš jai žadėjau net užmokestį už tai papildomą, už tai, kad jinai motinį prižiūrėtų. O visi kiti gydytojai, kurie buvo prie jos paskutinę gyvenimo minutę, stebės, kaip tu taip mėtė, kai galėjo priimti tokią neteisingą gydymo taktiką. O ją gydė moteris, kuri įgijo jos pasitikėjimą. Tai va, aš išlaikiau motinį duotą žodį, kol jinai buvo gyva, aš nesiėmiau raštiškų priemonių, nors man tam tikrų institucijų darbuotojai tiesiai šviesiai sakė, žodis tai sako, yra nieks, ko tai rodys, kad tu su man kalbėjai. Nesvarbu buvo kalbėta. O dabar nuo 2002 metų balandžio mėnesį yra rašoma, daug rašoma. Išdėstami faktai ir tyli visi, prokuratūra tyli. Tyli partijos. Jie nesiruošia atstatyti teisingumą tėvui dėl vienos priežasties. Tas banditizmas, kuris buvo vykdomas, jis turi savo kainą. Dabar šį banditizmą vykdė žmonės, prezidentai spėjo pabuvoti. Kiti, kurie dabar prezidentai yra, neatsako į paklausimus, ponas Adamkus, mat jisai demokratiškų pažiūrų.
jis sugeba čekistus apdovanoti tais pačiais ordinais, ar gal ir didesniais negu apdovanoja partizanus. Jos atstovas spaudai labai protingi. Patarėjus, mokslinis laipsnis įvardintus, matai, kūrė disertacijas tą temą kaip partizanas naikinti arba nepriklausomybę. Tai kada galų gale bus pradėta atstatyti tie nusikaltimai, nutraukti? O juk tai aš vienas tik rašau, kiek aš žinau. Gal ir kiti rašo. O kiek nerašo? Kiek žmonių paseno? Kiek nebegali rašyti? Bet mano medžiaga yra. Visur yra. Ką darysit, ponai ir ponės?